Labas visiems, kas klausysis šitą įrašą. Mes čia su draugais bujojam jogiškai per Akadašį ir nieko nevalgom. Ir nusprendėm pašnekėti apie tai, kaip reikia įeiti į nieko nevalgymą, kiek laiko reikėtų arba galima nevalgyti, kam kiek laiko galima nevalgyti, apie tai galvoju pašnekėti. Prie to paties ir rašysiu, galvoju, dar kas nors pasiklausys, jeigu kažkam įdomu. Nes esu praktikavusi nevalgymą ir tokiu būdu esu gyva. Jo, man atrodo, kad aš iš labai daug ligų sveikatinusi su nevalgymu, bet kadangi neinu pas gydytojus, tai nėra jokių diagnozių ištirta, kad aš tikrai sirgau tą ligą. Bet kadangi aš domiuosi, kaip yra kokios ligos, kokie simptomai, tai aš suprantu, kad aš ir cukriniu diabetu galėjau sirgti, ir vėžio, ir širdies ligom. Na, diagnozuota tai pas mane gimdos kaklelio, kiaušidžių uždegimai, bronchitas, plaučių uždegimas. Buvo plaučių uždegimas su komplikacija visiškų užkurtimų. Kokių dar bėdų, skrandžio opa. Tai va šitie dalykai pas mane diagnozuoti buvo, nebuvo diagnozuotas vėžys. 3 rūšių. Šito vėžio neišsidiagnozuoju, nes kaip man būna labai blogai, tai suprantu, kad jau man nesulauksiu eilių pas gydytojus, o kai būna nelabai blogai, suprantu, kad neras jie tiesiog to vėžio. Tai todėl aš neišsitiriu niekaip, nenueinu, kad ten būtų diagnozuota. Ir vat neseniai su savo apylinkės gydytoja pašnekėjau apie tai ir sako, nu taip, sako, jeigu jūs nueisit, kada nėra atsivėrusi žaizda, nu tai jums nieko ir net nebus ką tirti. Nu, nėra, reiškia, to susirgimo, kai žaizda atsivėrusi, aš suprantu, kad reikia daryti viską kuo greičiau, kad jinai užsivertų, nes kitaip gali būti per vėlų. Aš kalbu apie odos vėžį. Odos? Jo, man yra buvę, kaip aš suprantu, kaulų vėžys. Mano tėvas nuo kaulų vėžio yra miręs. Ir aš žinau tos simptomus iš labai arti. Ir todėl leidžiu savo įvardinti, kad tai, ką aš patyriau, irgi yra kaulų vėžys. Paskui odos ir dar poodinių sluoksnių. Ir aš gydžiausi šitas vadinamai nepagydomas ligas badavimu, uroterapija ir soda. Tai šiandien mes apie badavimą. Paminėsiu, kad pradėjau badauti, sužinojusi iš sveikuolių, kad badauti reikia pradėti nuo pusę dienos badavimo. Ir nereikėtų taip, kaip čia, taip jau griežtai su savo kūnu elgtis, kad valgiau viską ir staiga nebevalgau nieko, žinai. Tai gali būti tikrai šokas, ypač jeigu nėra labai jaunas organizmas, gali net laikyti širdis ir tiesiog sustoti. Tai niekam nepatarčiau taip staiga nutraukti maitinimuose. Yra tokių minčių, kad valgys tai yra tiesiog kaip narkotikas, prie kurio priprantama. Taip, bet mes prie jo pripratom nuo pat kūdikystės. Ta prasme, jeigu mūsų tėvai mus būtų auginę kaip pranavalgius, arba nevalgius tuos vadinamus, arba autonomus, tai tada mes turėtume išugdytą tą natūralią būseną būti be maisto. Tai būtų rojinės planetos gyventojų normalus būvis. Bet kadangi mes ne rojinėje planetoje, o žemiškoje esam, ir mūsų tėvai visi, kaip sakoma, turi pradėjimo nuodėmę, ir mums tą nuodėmę perduoda, mes gimstam iš aistros. Tai kaip mes galim būti nevalgydami, jeigu mes
gimėm pas tėvus, kurie iš aistros padarė vaiką. Ir dar tobulų atveju, jeigu abiejų sutikimų tas vaikas gimsta, o būna taip, kad vaikas gimsta iš prievartos, pavyzdžiui, iš netyčiuko ar dar kažkaip. Tai noriu pasakyti, kad nekeltume savo labai aukštų reikalavimų būti nevalgiais visą gyvenimą. Nors yra tokių žmonių, bet aš nežinau sėkmingų atvejų. Yra tokia žinoma Jess Muhin. Ir kažkada čia buvo į Lietuvą atvažiavusi, bet jinai, pavyzdžiui, net ir tuo metu, kai buvo atvažiavusi į Lietuvą ir konstatavo, kad ar afišavo, kad jinai visiškai nieko nevalgo, jinai tuo metu vis dėlto gėrė kavą. Kodėl? Jis sakė, kad dėl psichologinių tokių pasitenkinimų, kad jai tas kvapas patinka, jai patinka mėgautis. Bet vis dėlto tai yra kažkas skrandyje, ar ne? Ir vis dėlto keista, kodėl tiek užtenka žmogui. Ir pavyzdžiui, aš dabar neseniai pagūglinau, pažiūrėjau, ar jinai dar gyva. Ir jinai gyva, ir labai gražiai atrodo, ir labai maloniai šneka, ir jinai šneka apie dvasingumą, dorybingumą. Tai nežinau, dabar aš ten per daug neįsigilinu, ar jinai vis dar yra nevalgė vadinamai, ar vis dar tik tais kavą ir te geria. Ar jau ir kavos negeria, nežinau, va čia galite pasigilinti. Bet aš noriu pakalbėti apie žemesnį lygį, kaip žmogui pradėti įeiti šitas rojinės būsenas. Tai pagrindas visgi rami sąžinė, sakyčiau, būtų. Nes kaip ir visų praktikų, pagrindas yra šiandien būti geresniu negu vakar buvau. Nors biški. Taip staigiai, kad iš karto būtų staigiai ir švari sąžinė, taip neišeina. Neišeina. Pasaulis yra toks, kur sukasi, žinai, ratu ir aplinkui saulę, ir aplinkui save, ir niekas čia nevyksta ratais, kvadratais nevyksta, tik tai ratais vyksta. Tai ir mes negalim iš savęs norėti, kad štai valgiau ir staiga tinkšt nevalgau, žinai. O yra tokių internete paskleistų nuomonių, kad taip yra įmanoma. Bet kiek aš domėjausi, tai niekam taip nepavyksta iš paskos eiti tokių žmonių, kurie, pavyzdžiui, sako, aš valgiau ir staiga nustojau ir man viskas labai gerai ir toliau nevalgau. Tai aš labai palinkėčiau nuvažiuoti pas tuos žmonės, pabūti su jais gyvai ir pasižiūrėti dieną naktį, pažiūrėti, ar jie tikrai nieko nevalgo visų pirma, nes internete aš irgi galiu visko pripasakoti. Prieš kamerą aš galiu nevalgyti, žinai, ir viską pripasakoti, o paskui, kai ką jau noriu, tą darau. Tai čia nebūti tokiais labai patikliais, kviečiu. Būti atsargesniais ir tiesiog noriu papasakoti savo patirtis, iš kur aš gavau informaciją ir kaip man buvo, kaip aš patyriau ir kiek aš žinau iš kitų žmonių, su kuriais aš bendravau, ką jie patyrė, pasidalinsiu. Tai į nevalgystę tie žmonės, su kuriais aš bendravau, siūlo eiti po truputį. Ir ten nebuvo kalbos, kad normali būsena ir visas gyvenimo būdas nevalgyti. Ten ėjo kalba apie tai, kad pasisveikatinti galima su nevalgymu. Taigi badavimas būtų kaip sveikimo praktika. Ir į tai siūloma eiti palaipsniui po truputį, atsisakant maisto pusę dienos. Ir aš atsisakydavau maisto pusę dienos iš ryto, nes taip yra patogiau. Kai organizmas būna užsiteršęs, iš ryto net jis pats natūraliai nenori valgyti ir mes maždaug iki 11 tai net nebūnam alkani. O kodėl mes pradedam būti alkani 12 ir tada, gerai, iš ryto reiškia, aš galvojau, kad nevalgysiu, bet apie pietus aš nusprendžiu, kad gal šiandien valgysiu. Todėl, kad natūraliai išsivalo organizmas per tą laiką. Iki 11, iki 12 valandų tiesiog natūralūs tokie procesai organizmai yra, kad valosi. Nes 3 pagrindinės funkcijos yra organizmo. Tai yra šalinimas, maitinimas ir dauginimas. Ir negali daugintis ląstelės, jeigu jos yra nepamaitintas, jos negali maitintis, jeigu yra nešvarios. Tai todėl pirma pagrindinė
fundamentali organizmo funkcija yra valytis. Ir kai tu jam neįdedi nieko nuodo papildomo į jį, tai jisai visų pirma, ką daro, valosi. Aš nenorėjau pasakyti, kad maistas yra nuodas, nereikėtų taip žiūrėti į tą, nes yra ir taip žiūrinčių. Reiškia, kad jeigu mes valgom, nes priklausomi nuo maisto, tai mes narkomanai, o reiškia maistas yra narkotikas arba netgi nuodas. Va toks požiūris yra, sakyčiau, žalingas. Nes tada iš tikrųjų, turint galvoj, kad veikia mūsų mintis, mes, jeigu iš tikrųjų žiūrime maistą kaip į nuodą, tai bet koks maistas pradeda mums žiauriai kenkti ir nuodyti iš tikrųjų mus. Tai nesiūlyčiau taip žiūrėti maistą, aš siūlyčiau tiesiog žiūrėti į maistą kaip į vaistą. Nes nuodas mažom dozėm yra vaistas. Tada galima į tai žiūrėti kaip į nuodą, bet gal vis dėlto geriau žiūrėkim kaip į vaistą. Kitaip mūsų sąmonė tai priims, ar ne? Ir aš paminėjau mažom dozėm. Visada mes turėtume maitintis kaip įmanoma mažiau, jeigu norim būti sveiki. Bet būna žmonių, kas ir nemažai valgo ir jie vis tiek sveiki. Tai čia priklauso, viskas pasirodo ne vien nuo maisto. Aš jau praeitoj paskaitoj pasakojau, kad viskas priklauso nuo 5 tų principų. Kaip tu mastai ar ne, kaip tu kvėpuoji, kaip tu judi, kaip tu ilsiesi ir kaip tu maitiniesi. Tas maitinimasis yra tik 1/5 visko, iš ko susidaro gyvenimas. Ir jeigu ten visi, pavyzdžiui, 4, tai yra mąstymas ir tada judėjimas, kvėpavimas, tada tvarkoj, tai tada ir galima būti nevalgys iš vis. Jeigu tu tobulas mąstymas yra meditacija, tai jeigu tu pastoviai būni meditatyvioj būsenoj, jeigu tu judi tik tais darydamas asanas, jeigu tu ilsiesi tik tais šavasanai, jeigu tu kvėpuoji ir pastoviai pranajamas darai, tai natūralu, kad tu nebenorėsi valgyti. Ar tavo tobula mityba bus ne tik tai, kad vegetarizmas, o gali būti ir iš vis nebevalgys. Tai bet tik iš tos būsenos, tai siūlyčiau prieiti palaipsniui ir patrūkti, kur aš einu, kad nevalgyti siūlyčiau dabar su savo viso gyvenimo patyrimu ir išmintim, sakykim, kuri atsirado per tą patyrimą, tai pabandyti nevalgyti vakarais, kas yra sunkiau negu rytais. Kodėl? Prisimenant lietuvių liaudies patarlę, pusryčius suvalgyk pats, pietus pasidalink su draugu, vakarienę atiduok priešui. Kodėl yra toksai posakis? Jau reiškia, mūsų protėviai jau nuo seno žinojo, kad vakarienė mums yra nuodas. Vakarienę atiduok priešui. Va čia tai iš tikrųjų nuodas, bet vis tiek žmonės valgo. Kodėl? Nes nepavalgo iš ryto. Nes nori, plus dar nepatiria pastovios susijungimo su visuma būsenos, jaučia atskirti, nuo to kenčia ir dėl to nejausdami palaimos nori jausti nors laimę. O laimė patiriama per 5 pojūčius. Skonį, regą, klausą, uoslę ir lytėjimą. Tai vakare arba norisi liestis prie kažko, nes trūksta energijos ir mes, jeigu per dieną nepatyrę esam palaimos, mums norisi nors laimės vakare, kad mes iš vis galėtume gyventi, ar ne? Dėl to mums norisi liestis, jeigu mes neturim prie ko liestis, tai tada mes norim valgyti. Tai yra lengviausias būdas patenkinti kažkuo tai savo norą būti laimingu. Tai variantas, jeigu mes būtume laimingi dienos metu, jeigu mes, pavyzdžiui, pakankamai liestumės prie kitų žmonių arba prie gyvūnų arba prie augalų, jeigu mes taikytume prisilietimo praktiką, pavyzdžiui, apsikabinimą, ar ne, čia buvo kažkada tai toks mada užėjusi, kada free hug, žinai. Jo. Tarkim, jeigu mes pakankamai apsikabintume, jeigu mes darytume pranajamą iš ryto, jeigu mes darytume asanas iš ryto, jeigu mes valgytume maistą, kuriame yra daug pranos, o prana būna tik tais neskaldytame maiste ir nevirtame. Tai jau natūraliai mums vakare nebe taip ir norėtųsi valgyti. Tai štai jums šitas receptas, kaip galima susivaldyti vakare nuo
maisto, nuo vakarinio maisto, nes daug kas supranta, kad nereikėtų valgyti vakarais, bet vis tiek visi to nori. Tai vat aš paaiškinau, kodėl to norisi ir ką daryti, kad nesinorėtų. Ir jeigu mums pavyksta vakare nevalgyti, dar vienas receptas, jeigu vis dėlto norisi kažko labai tenais, ar arklių pritrypta yra burnoji vakare, ar kažko norisi įsidėti burną, arba pats nesupranti, nori kažko, bet nežinai ko, tai variantas yra išgerti vandens su šiek tiek acto. Ir tas labai nuramina ir kažkaip ten veikia ne tik tais psichologiškai, bet ir fiziologiškai veikia mūsų žarnyno bakterijas, kurios sako, duok cukraus, nes tos bakterijos nori daugintis ten ir vakare jom reikia dar maisto, nes jos, tarkim, yra tos, kur daugiau vakarais gyvena ir dauginasi, jiems reikia, kai mes miegam, jie tenais veiklą savo vysto. Tai jeigu mes norim šitų bakterijų nemaitinti, reikia dėti į skrandį kažką vakarais nesaldaus, o rūgštaus. Jeigu jau labai net ir tai norisi, neužtenka to atsigėrimo rūgštaus ir vis tiek norisi valgyti, tai siūlyčiau nesaldžiai, o rūgščiai valgyti. Ir tada yra netoks didelis blogis. Va tai palaipsniui dabar aš šneku apie tai, kaip ateiti iki tos bado dienos, sakykime, ar ne? Tai vieną kartą per savaitę panevalgyti vakarais. Jeigu žiauriai neišeina vakarais, tai nevalgykim pusę dienos rytais, bet žinokit, kad tada vakare norėsis dar daugiau valgyti ir dar daugiau užsiteršim. Ir jeigu mes norim badauti, kad išsivalyti organizmą, tai žinokim, kad mes tam kartui dar daugiau užsiteršim. Bet kas atsitinka per tą pusę dienos nevalgymo, organizmas pripranta, kad jisai kartais gali negauti valgyti ir nėra tame labai didelės bėdos ir streso. Nes būna dažniausiai, kai žmogus viską valgo ir pradeda nevalgyti, psichologinis stresas. Oi, aš numirsiu, arba man kažkas bus blogai, aš neturėsiu energijos ir taip toliau. Ir psichologiškai ant tiek kelia savo stresą, kad dar daugiau žalos prisidaro, negu kad valgytų paprasčiausiai. Nes jaučiasi nelaimingas, žinai. Tai jeigu žodžiu neišeina nevalgyti vakarais, tai bent jau nevalgyti rytais vieną kartą per savaitę, vieną dieną per savaitę. Ir taip, pavyzdžiui, po 4 tokių savaičių galima pabandyti nevalgyti visą dieną. Bet tobulo atveju, tai 4, pavyzdžiui, jeigu mes negalėjom iš karto vakarais nevalgyti, 4 savaitės nevalgyti rytais, o paskui 4 savaitės nevalgyti vakarais. Nes jau mes psichologiškai būsim labiau pasiruošę ir organizmas bus šiek tiek pasiruošęs, kad aš dabar negausiu valgyti, bet nieko tokio. Ir jisai nestresuos taip smarkiai ir bus įmanoma, tarkim, su to parūgštinto vandens pagalba išlaikyti tą nevalgymą vakare. Tai gautųsi, kad valgymas per pietus tik tai ir tada vakarienės atsisakymas. Per pietus tai reiškia apie 2 valandą, o vakarienės visiškai atsisakoma. Dar yra variantas biški daugiau prisivalgyti per pietus, kad netaip norėtųsi vakare. Irgi visai variantas, tai padeda. Ir kai taip mes tik 2 mėnesius dirbam su savim, kad pusę dienos nevalgytume, tik tais tada siūloma 3 mėnesį pabandyti 1 kartą per savaitę nevalgyti visą dieną. Ir kai mes taip esame išmuštravoję organizmą ir savo sąmonę, protą ir ten visus lygius, tik tada tu gali, kada nori sugalvoti, nevalgysiu rytoj ir nevalgyti. Bet irgi geriau pasiruošti iš vakaro, nusiteikti, kad aš rytoj nevalgysiu. Nes per naktį ten irgi vyksta visokie procesai ir prote, ir kūne. Ir visas kūnas visada elgiasi pagal tai, ko mes norime. Tik dažnai mes nesuvokiam, ko norim. Pavyzdžiui, mūsų protui gali atrodyti, kad mes norim nevalgyti, bet iš tikrųjų tai pasąmonė žino, kad ne. Mes norim valgyti, nes kitaip nėra jokio džiaugsmo ir jokios laimės šiam gyvenime. Tai visokių tokių gali būti povandeninių rifų.
Ir aš dabar kaip ir pasakiau jau, kaip čia prieiti prie to nevalgymo vieną dieną. Dabar palaipsniui pasakysiu, kaip reikia nevalgyti daugiau dienų. Tai net ir ruošiantis tai vienai dienai, būtų tobula, jeigu iš vakaro pasidarytume klizmą. Visi žino, kas yra klizma. Arba tą pačią nevalgymo dieną gal? Iš vakaro geriausia. Nes visą vakarą, visą naktį bus tuščias žarnynas. Nes jeigu mes, pavyzdžiui, nevalgome ir netgi negeriam skysčių, tai maistingas medžiagas ir skysčius organizmas ima iš organizme esančių išmatų, jau paraštų dalykų išmetimui. Ir ima iš tenai dar likučius kažkokių maistingų medžiagų ir vandens. Kas gaunasi paskui, gali būti užkietėję viduriai, jeigu mes iš karto ant sauso eitume, ar ne? Nes iš to išmatų išsiurbia vandenį iki galo. O kitas dar dalykas, tai truputėlį nuodijas, nes ir iš šlapimo ima vandenį ir maistingas medžiagas ima irgi iš savo žarnyno. Tai gaunasi, kad truputėlį nuodijasi, vėl tik kepenim ir inkstam tas gali būti apkrova, nevalgymas mūsų pirmą dieną. Ir kas gaunasi, pirmą dieną dažniausiai būna tokie simptomai, tarsi organizmas sirgtų. Skauda galva, šalta, krato, dreba rankos, pykina, gali tai būti. Tai yra ligų įvairių simptomai, ar ne? Jeigu organizmas yra labai užsiteršęs. Tai kad organizmas būtų nelabai užsiteršęs, kai tu jau pradedi nevalgyti, ar ne, tai labai yra sveika pasidaryti iš vakaro klizmą. Klizmą galima daryti su šiltu pienu, galima daryti su pienu, kuriame yra česnako įdėta. Tai labai visus parazitus išvalo iš žarnyno, iš storosios žarnos ir biškį dar aukščiau. Toliau galima su soda vandenį, galima padruskuotą vandenį. Šilta. Šalto nereikia, karšto irgi. Na ir susipilti savo, kaip čia pasakyti, priimtiną dozę. Kiekvienas žmogus pats intuityviai tegul nusprendžia, kokia jam dozė tų skysčių per kitą galą bus normali. Taip, yra dar kitokie skrandžio ir žarnyno valymo būdai, bet ten daugiau gal skrandžio, kur prisigeri daug vandens ir išvemi, bet tai aš to nesiūlyčiau daryti. Bet tai yra įmanoma irgi prieš badavimą, geri visokie tokie grubus pavalymai vidaus organų. Todėl, kad kai nevalgysim, kaip minėjau, viską, visokius likučius, kaip sakoma, ir ištarpdančių viską organizmas surankioja, suvalgo, kaip jis nori valgyti, žinai, nes jis yra pripratęs valgyti nuo kūdikystės, pagalvokit. Ir jis yra toj dar sąmonės būsenoj, kad valgyti, žinai. Tai ką aš norėjau apie nevalgystę pasakyti pagrindinio, kad viskas vis dėlto priklauso nuo mūsų sąmonės būsenos. Jeigu mes nebūsime atitinkamai sąmonės būsenoje, tai per jėgą mes galim nevalgyti, bet žinokit, kad po to vis tiek mes prisivalgysim taip, nes organizmas badaus, iš tikrųjų badaus, o galima, jeigu tu atitinkamai sąmonės būsenai, tai nevalgai, bet nebadauji. Nevalgai, bet nebadauji. Ir koks pagrindinis būtų tas maistas, tai pavyzdžiui, gali būti tą dieną, jeigu tarkime Ekadašis, kodėl vaišnavai nevalgo per Ekadašį. Ekadašis yra 2 kartus per mėnesį. Tai skaityk, jeigu ne kiekvieną savaitę po vieną dieną, tai nors 2 kartus į mėnesį pabadauti iš tikrųjų yra tikrai labai sveika. Bet ką jie vaišnavai, pavyzdžiui, daro nevalgydami arba valgydami lengvesnį maistą be ankštinių ir be grūdinių. Kai kurie, kas negali visiškai atsisakyti tą dieną maisto, tai bent jau be ankštinių ir be grūdinių maitinasi vegetarai. O jeigu tai yra žmonės visavalgiai, tai bent jau be mėsos, kad pagyventi vieną dieną, žinai. Irgi labai gerai. Ir kur jie tą energiją deda? Jie deda tą energiją ir stengiasi netgi neapkrauti skrandžio organizmo virškinimu
arba sunkiu maistu, tam, kad turėtų daugiau energijos susikaupimui į Dievą arba maldai. Tai va čia yra ta dvasinė praktika, žinai. Nevalgymas kaip dvasinė praktika tada gaunasi. Nes jeigu tu nevalgai ir žiūri ten kokius porno, žinai, ar dar kažkuo ten užsiminėji tą dieną, o nevalgai, tai nežinau, ar tai yra labai veiksmingas tas nevalgymas ir ar jisai labai darnus, ar jisai nuves tave į gerą. Tai realiai Akadašiai yra tokios stiprios dienos, kurios atsiranda dėl tam tikro planetų išsidėstymo ir tos planetos per mėnesį 2 kartus būna išsidėsčiusios va taip palankiai, tai būna stipri diena ir tą dieną yra lengva padaryti tai, ką buvo sunku padaryti visomis kitomis dienomis. Dėl to vaišnavai išnaudoja, jeigu jų tikslas yra susilieti su visuma, su aukščiausiaja sąmonė, tai jie tą dieną išnaudoja va tam susiliejimui. Vis skaito šventraščius, apmąsto apie Dievą, meldžiasi, medituoja ir galbūt iš vis stengiasi nieko negalvoti, dažnai būna gamtoje, kad gamta yra toksai raminantis toksai dalykėlis ir per daug proto neužgrūzinti buitimi ir va, to žemiškais visokiais dalykais, daugiau apmastyti apie visumą, kuri patiriama ne 5 pojūčiais. Va, tai štai kam reikalingi tie nevalgymai būtent vaišnavams. O jeigu mes nebūtinai vaišnavai, tai vis tiek pasakysiu, kad lengviau yra nevalgyti, kai protas yra nukreiptas į aukštesnės sferas, nes tada pasikeičia sąmonės būsena ir tada tu nevalgai, bet tu nebadauji. Ir tada neprisivalgai kitą dieną. Tada štai receptas dar vienas. Būti gamtoj, stengtis, kaip sakyti, bent jau nebendrauti su žemo dažnio asmenybėm. Geriau bendrauti su drugeliais, paukšteliais ir gėlėmis. Jeigu tai yra žmonės aplinkui, tai kad jie būtų irgi aukštesnio dažnio, kad jie būtų irgi mąstantis apie visumą arba altruistiškai žmonės. Ir kaip sakoma, kad nekeltų bangų. Tai va tiek apie nevalgymą ir palaipsninį priėjimą prie to. Tai dar paminėsiu ir papildysiu, kad jeigu iš vakaro mes pasidarom klizmą, tai po to pradedame valgyti sekančią dieną irgi nuo kažko rūgštaus, pavyzdžiui, citrinos sultis arba acto šiek tiek į stiklinę vandens. Aš kalbu, jeigu mes badaujame su vandeniu. Bet dar yra kitokių badavimų, kur be vandens. Tai į tą badavimą iš vis siūlyčiau prieiti per kitą dieną prieš. Tai vien tik tai su skysčiais. Pavyzdžiui, iš ryto išgeriame sulčių, ar ten kokį smūtį su žolėm ir su vaisiais. Per pietus vien tik tais vaisių sultis, o vakare daržovių sultis, pavyzdžiui, ne? Tai sekančią dieną jau galim būti be maisto, iš vis, be maisto ir be gėrimo. Palaipsnį, žodžiu, o paskui, kai būnam visiškai be jokio skysčio, tai jau 3 praktikos dieną reikėtų vėl vien tik skysčius vartoti, vėl taip pat iš ryto vaisių sultis, per pietus vaisių sultis ir vakare daržovių sultis. Ir tada jau 4 dieną galima jau valgyti visokį kietesnį maistą, sakykime, ne vien tik tais. Na, dar galima aplinkui badavimą dienose sultinius gerti. Daržovių sultinius, pavyzdžiui, išverdi daržovės ir tada tokį atsigeri. Tai kaip palaipsniui ir kaip švelniai įeiti į badavimą. Jeigu organizmas jau yra pripratęs badauti, tai gali ir nebūti tokio labai švelnaus, vis tiek nebus streso organizmui.
pavyzdžiui, tiek mano vieno pažįstamo artimo žmogaus, kuris dažnai badauja, organizmas visiškai pripratęs ir sąmonė yra pripratus ir jisai, pavyzdžiui, gali valgyti ir staiga sugalvos, štai aš rytoj nevalgau ir nevalgyti ir jam nieko nėra, o paskui sekančią dieną vėl valgo ir jam nieko tokio. Bet jeigu žmonės niekada to nėra darę, tai siūlyčiau taip palaipsniui įeiti į tą ir išeiti palaipsniui iš to badavimo. Gal yra kažkokių klausimų? O tai va šitas vienos dienos nevalgymas, bet gėrimas, tarkim, dar vandens ir dar ten galbūt sulčių, obuolių ir panašiai. Tai rytoj, ar jau būtų tiesiog Tiesiog valgymas, taip. Aišku, geriau pusryčiai, kad vaisiai būtų tik tai, o ne kokia košė, žinai. O tada jau per pietus gali daugiau kažko. Ja, o pavyzdžiui, valgymas 2 kart per dieną. Aš kažkaip dažnai taip darau, kad vieni tie tarsi mano pusryčiai, tai būna tokie jau puspiečiai. Apie 11. Jau. Ir tada antrą jau tokia kaip ir pietus ir vakarienė tuo pačiu. Apie kokią gal 4, žinai, va tokiu laiku. Ir tada 4, 5, pavyzdžiui. Tai tu pavalgai apie 11 ir apie 4. Nu jo. 2 kartus per dieną. Nu man tai pasirodo visai neblogai tai yra. Geras toks grafikas. Čia kaip kam išeina. Dar nuo sąmonės būsenos priklauso. Tiesiog viskas veikia, turi savo poveikį atitinkamą ir galiu objektyviai pasakyti, kad tiesiog mūsų organizmai 8 valandą geriausiai pasisavina maistingas medžiagas. Per pietus lengviausiai virškina, o per vakarienę sunkiai virškina ir nieko nepasisavina. Tai dėl to yra tas posakis vakarienę atiduok priešui. Ir vat jeigu mes valgome priklausomai nuo sąmonės būsenos, mums pavyksta mažiau valgyti dėl to, kad mes tiesiog nenorim daugiau kartų arba daugiau kiekio per vieną kartą, ar ne? Tai mes tiesiog suprantam, kad mes esame atitinkamai sąmonės būsenų jau tokioj negu tie, kurie nori būtinai 3 kartus per dieną pavalgyti. Bet turim suprasti, kad netaip jau ir gerai pasisavina, jeigu tu valgai visą laiką tik 11. Gal tu sveika esi tik dėl to, kad vakarienės neprisivalgai. Ta prasme, tai gyventi galima ir su tuo, žinai. O yra žmonių, kurie pakankamai ilgą laiko tarpą gyvena ir vien tik vakarienę valgydami. Bet tai yra žmonės, kurie, pavyzdžiui, vartoja alkoholį. Ta prasme, tai yra kita vibracija, kitas dažnis to žmogaus. Ir jis ten valgo ir druską, ir alkoholį, ar ne, vartoja periodiškai. Kodėl? Todėl, kad alkoholis